Kokybiški dalykai. Tai iš vis buvo kažkoks grybas. Ne mano šią temą. Atšilo orai, Lexusų diena. Iš karto atvažiavo 2 agregatai. Šitą remontuojam, šitam keičiam batarkę. Kaunas mus normaliai palaiko, atvažiuoja kiekvieną dieną. Mano mylimiausias automobilis. Pradėjom jį filmuot ir jie kaip pamyšę varo ir varo. Be sustojimo. Jau 3 šią savaitę. Na ką, boksas atsilaisino ir mes pradedam. Keliam dangtį, pažiūrėsim, kasgi ten viduj. Batarkė karšta. Nepraėjo ir 15 minučių. Jau batarkė šimta. Toj surinksim. Važiuosim. Bandamą ratuką padarysim ir atidavinėsim. Klientas jau laukia. Sako, jau norisi man namo. Nu? Nuolatinis klientas. Veža iš Ignalinos. Ir nėra jam jokių atstumo apribojimų. Sako, labai gerai darot, nesunku ir atvežti. Pats sudėtingiausias dalykas surinkti šitos trosus, kurie atlenkinėja sėdynės. Tai iš vis buvo kažkoks grybas. Dabar jau pripratom, tai normaliai. Porą minučių ir yra. Kas pirmą kartą surinkinėja, per valandą nepadaro. To ir antrą sėdynę įmesim. Patogu? Man? Taip. Aš jau pripratęs. Nieko nedaryt. Ten antruką surinkinėja. To atidavinėsim jau. Liko irgi porą žingsnių. Antrukui mes remontavom batarkę. Ką, po visų darbų nuimam klemą 5 minutėm. Nunulinam algoritmą. Mes dar ratuką prasuksim, viską pratestuosim. Gerai. Rakčiukas nuo Lexuso, pažiūrėk koks, kaip kortelė. Patinka man tokie kokybiški dalykai. Metalinis ir toks sunkus. Į iPhone'ą panašus. Ką, diagnostiką prijungiam, viską pažiūrėjom, viskas super. Skirtumas tarp blokų 0,06. Mašina važiuoja labai gerai. Ir aš galvoju, kad klientas liks labai patenkintas. O šiandieną penktadienis mes atiduodam visus kibirėlius ir atostogausim iki pirmadienio. Liko pas mus dar ir GS-as, ir antrukas, dar yra antrukas laukia stovi va. Visus šiandien atiduosim, visus. Norėjau prisidėti, bet žinokit, ne mano šią temą. Man jau ir pradeda patikti GS-as, kaip pats netampau batarkės. A jūs nepamirškit pasirašyti ir pastatyti laiką, su jumis buvo Raudoni vartai.